Karštai rūkytų mėsos gaminių terminis apdorojimas. Tikslas – atlikti gabalinių mėsos gaminių terminį apdorojimą universalioje termokameroje. Įranga ir priemonės reikalingos praktiniam darbui atlikti. Elektroninės svarstyklės, universali termokamera, elektroniniai termometrai, kameros ir gaminio temperatūrai matuoti. Rėmas su lazdomis gaminiams sukabinti. Intensyvaus mėsos gaminių atšaldymo kamera. Praktinio darbo aprašymas. Terminių procesų registracijos žurnalas. Darbo eiga. Suformuoti gaminiai brandinami patalpoje, kurios temperatūra neaukštesnė kaip 2–4 Celsijaus, o santykinė oro drėgmė 85–90%. Brandinimo trukmė yra vidutiniškai 8–12 valandų. Po brandinimo gaminiai rėmuose patalpinami į termokamerą. Reikia apžiūrėti, kad mėsos gaminiai nesiliestų vienas su kitu ir su rėmo konstrukcija. Tarp jų turėtų būti tarpai, kad karštas oras ir dūmai galėtų laisvai patekti ant jų paviršiaus. Įsmeigiamas termometras gaminių vidaus temperatūrai kontroliuoti. Uždaromos termokameros durys. Į dūmų generatorių įpilama sudrėkintų lapuočių medžių pjuvenų. Nustatoma terminio apdorojimo proceso parametrai. Kameros temperatūra ir drėgmė, vidinė gaminio temperatūra. Terminio apdorojimo etapai nustatomi iš eilės rankiniu būdu, vadovaujantis technologijos instrukcijomis. Kai nustatytas proceso etapas pasibaigia, apie tai praneša kameros garsinis signalas. Tuomet nustatomas sekantis etapas ir taip toliau, kol pasibaigia visas terminis apdorojimas. Galima iš anksto sudaryti terminio apdorojimo programą. Tuomet visi etapai vyksta nenutrūkstamai. Karštai rūkytų gabalinių mėsos gaminių terminis apdorojimas universalioje termokameroje vykdomas pagal žemiau pateiktas rekomendacijas. Karštai rūkytų gabalinių mėsos gaminių terminio apdorojimo etapai. Proceso pavadinimas – džiovinimas. Temperatūra kameroje – 70 Celsijaus. Proceso trukmė – 2 valandos. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Oro išmetimo sklendė atidaryta. Rūkymas. Temperatūra kameroje 70 Celsijaus. Proceso trukmė 30 minučių. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Oro išmetimo sklendė atidaryta. Dūmų padavimas. Dūmų ištraukimas. Proceso trukmė 3 minutės. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Garų ištraukimas. Virimas. Temperatūra kameroje 78 Celsijaus. Santykinė oro drėgmė 100%. Produkto vidaus temperatūra 72 Celsijaus. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Oro išmetimo sklendė uždaryta. Vandens garų padavimas. Garų ištraukimas. Proceso trukmė 3 minutės. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Garų ištraukimas. Pildomas terminio apdorojimo kontrolės žurnalas. Žurnale periodiškai užrašomi gaminių apdorojimo etapai ir jų parametrai, temperatūra, proceso pradžia ir pabaiga.
Terminio apdorojimo procesas užtrunka iki 3,5–4 valandų. Karštai rūkytų mėsos gaminių atšaldymas. Kai baigiamas garų ištraukimo procesas, po gaminių virimo atidaromos termokameros durys ir gaminiai su rėmais ištraukiami iš kameros. Gaminiai rėmuose patalpinami intensyvaus atšaldymo kameroje su stipria oro ventiliacija. Atšaldymo kameros temperatūra 0,6 Celsijaus. Atšaldoma iki neaukštesnės kaip +8 Celsijaus temperatūros gaminio viduje. Negalima gaminių per ilgai laikyti atšaldymo kameroje, nes tai kenkia jų spalvai. Gaminiai išblunka, stipriai apdžiūna paviršius ir mažėja išeiga. Karštai rūkytų mėsos gaminių kokybės įvertinimas. Karštai rūkyti gaminiai yra apžiūrimi ir vertinami jusliniu būdu. Tik juos visiškai atšaldžius iki neaukštesnės kaip +8 Celsijaus temperatūros gaminio viduje. Jusliškai vertinant, atkreipiamas dėmesys į šiuos rodiklius. Išvaizda. Paviršius švarus, sausas, be dėmių. Konsistencija. Standi. Forma. Rišimas. Pailga. Gaminiai suformuoti į aptraukiantį tinklelį. Skonis ir kvapas. Malonus. Būdingas rūkytiems mėsos gaminiams, be pašalinio skonio ir kvapo. Pjūvio vaizdas. Raumenys natūraliai rausvos spalvos, be pilkų dėmių.